Jeigu kalbėt šitą temą, tai tas gėrimas iš mūsų šaltinio turi tokių bjaurių šalutinių efektų. Jo, tokių labai nemalonių šalutinių efektų. Jeigu jau sėdė į šitą visą reikalą ir atsiranda atsakomybė. O atsakomybė labai bjaurus daiktas ir sunkus, nepatogus. Negali meluoti. Ta prasme, pats sau negali meluoti. Atsakomybė, taip, atsakomybė. Na, čia kažkada tai, nežinau, pasakojau ar ne. Biškį kietėja ar ne. Nelabai. Toks buvo liaudies menininkas, Marijampolietis Romanas Krastinkevičius, grafikas. Pagal talento jėgą aš jį Krasauskui tikrai prilyginčiau. Dar prieš institutą aš pasivažinėdavau. Kažkaip tai šį vis dėlto laikiau savo pirmuoju mokytoju. Tai va, šitas žmogus tikrai gėrė iš mūsų šaltinių dažniausiai. Nu, va, paskui, kai įstojau į dailės institutą, atvažiavau pasigirt, pasidžiaugt. Jis neparodė jokio susidomėjimo šitais dalykais, mano laimėjimais. O po to aš gaunu iš jo laišką. Ir galiausia. Su moraliniais principais, doroviniais principais, kurių menininkas turėtų laikytis. Kad jo neturėčiau, atidaviau į Čiurlionio muziejų. Yeah. Dėl to nenorėjau jo turėti, nes, kaip sąžinės balsas buvo. Aš tuos visus jo antspaudus sulaužiau. Taigi aš su tais darbais vis tiek neįsiliejau į bendrą kontekstą. Ne. Čia, matai, aplinka dar pasikeitė. Gyvenimas šitoj vietoj miške, ką matai, apie tai ir dainuoji. Kažkada tai, kai susirašiau į kaimą važiuoti, Dūsa iš manęs juokėsi. Sako, nuvažiuosi į kaimą, iš pagaliukų pradėsi daryti. Gražu pasidarys. Aplinka biotopas pradeda reguliuoti sąmonę. Aš dėl to ir sakau, kad buvimas mieste ar kultūriniai tarpe, aišku, suformuoja tam tikrus dalykus. Ir tai yra vertybė.